Šiandieną sveikinuosi kaip tikras lošėjas iš Las Vegaso ir pradėsim mūsų iššūkį Flamingo kazino. Iššūkis bus, statome $40 ir bandome arba pralošiam viską, arba laimė $70 ir daugiau ir einame į kitą kazino. Kai kurios kazino turi labai griežtas sąlygas video filmavimui, tai žiūrėsime, kaip mums seksis. Tai šio iššūkio taisyklės tiesiog žaisti maždaug $2 ribose už vieną pasukimą ir pasididinti savo pajamas. Arba tiesiog pralošti pajamas, kaip Las Vegase visi pralošia. Taigi, pirmasis Flamingo kazino $40. Statysim $2, kai aparatas atsigaus. 40. Mygtukai išsitrynė visiškai, bet man patinka šitie senieji aparatai, nes jie turi papildomų bonusų, taigi bandysim. Vienas sendinam. 200 kreditų. Mes bandom ir važiuojam. Kaip ir minėjom, reikia pasiekti bent $70 arba nueiti tiesiog į minusą. Ar veikia rankelai? O, veikia. Tas geras Las Vegaso jausmas. $6.60, šiek tiek didesnis. Bet nieko įspūdingo. Šičia dabar šiek tiek jau daugiau. Laimėjom $36.60 pasakymų. Ir manau, kad šį video čia ir užbaigsime, nes iš vieno pasukimo pasidvigubinome savo sumą beveik. Ir spaudžiam svarbiausią mygtuką, kuris yra šitose aparatuose, tai cash out. Svarbiausia laiku nueiti. Taigi, tęsiam savo $40 iššūkį. Išsiėmėm MGM nuolaidą Rewards Card. Tai jeigu planuojat dažniau atvažiuoti, tikrai verta išsiimti ir rinkti taškus. O net gaila, kad ant senų aparatų ne visos priema, tai šį kartą žaisim dar žaidėjo kortelės. Tai kaip visada $40. Renkamės aparatus visada, kur būtų kažkoks bonus gėjimas, papildomas. No, just filming. Yeah. I don't like streaming. For private use. Taigi, pasirenkam 25 centus ir turi būti max kreditai. Nu ir važiuojam. Labai griežtos taisyklės su filmavimu yra. Pavyzdžiui, nežinau, kai mes filmuosim MGM Grandą, kaip pavyks nufilmuoti, tai žiūrėsim dar. Pinigėliai krenta ir ką mes turim? 58,75. Dar ne, reikia toliau žaisti. Gaila, kad neina pasidaryti sumos, kad čia rodyti. Čia tik mažam langelį viršuoj. Atgavau savo statymą beveik. Atgavau statymą. Ir taip ir laviruojam visą $40. Tai čia reiškia puikus aparatas, jeigu nori tiesiog pasėdėti ir atsigerti kokteilių ramiai. Nemokamų kokteilių. Ir vėl $40.
Na va, Excaliburas 0. Esam Belažijoje ir toliau tęsim $40 iššūkį. Šio žaidimo esmė, kad pinball toks ženkliukas atsirastų šitoje linijoje, vat būtent ant šito. O tik tikimės viso ko geriausio. Vienas statymas $2. Rankena neveikia. Gaila. Šitas $1 ženkliukas turi būti šį čia. Šiaip tikri žaidėjai yra net vedę proporcijas ir tik maždaug apie 40 pasukimas, kad ženkliukas būna čia. Atgavom 5 pasukimus. Taip ir glosto visi aparatas. Jo, nes kai pasivaikštai ir atrodo įsistabdo, liečia. Aparatai seni, nebedaug kur jų ir yra likę jau. Bet dar vis tiek graži ta apdaila padaryta. Viskas pereina prie ekraninių mašinų. Sunkiai mygtukas beveikia jau. Jeigu tas būtų šį čia, būtume tikrai paėmę apie $160. Na ir štai, Belažijos iššūkis baigtas, judam tolyn. Na ką, esam Venetian ir tęsiam savo $40 iššūkį. Tai labai įspūdingas kazino. Žiūrėsim, ar čia rasim mašinų su tokiais mažais statymais. Taigi susiradom tokį nematytą lasvegišką žaidimą. Pabandysim. $40 ir važiuojam. Statymas bus po $1.50 turbūt. Jo, $1.50. Nu ir bandom. 40. Tas operatorė mygtukas bus veikiantis. Jo, garso mes neturim. Kolonėlė turbūt sulūžus. Pasikeitė tie žaidimo aparatai. Seniau Las Vegase buvo daugiau tų mechaninių aparatų. Didesnis šansas laimėti. Bet dabar vis tiek kompiuterinė karta, planšetės. Tai viskas eina į priekį. Labai minimalus laimėjimai atgal eina. $1.60, 60 centų. Šiek tiek didesnis $7. Na ir viskas. Venecija buvo mums nesėkminga. Judam į kitą. Pradedam $40 iššūkį, 20 jau įdėjom, 20 dar įdedam ir esame įspūdingajam Paris viešbutyje. Vienas pasukimas, $1.50. Bandom. Nu ar pavyks? Nepavyko, nes turėtų būti 3.
Jau artėjom pusę sumos įžaidę. Paryžius bus turbūt nedosnus mums, nes suma mažėja. Praktiškai neatgaunam jokio laimėjimo. Taigi, nebeleidžia mums daugiau sukti. Tai paliekam savo turtus Paryžiui ir Faraonui ir judam toliau. Atvykome į New York kazino, bandome savo laimę ten. Važiuojam. Bandom kortelę. O, kortelė veikia. Užsidegė žaliai. Vėl turime $40. Tik šičia statymas bus šiek tiek didesnis, $3, ne apie $2. 40. Važiuojam. Šitas žaidimas labai greit susižais. Ne taip ilgai kaip Excaliburas. Ar veikia šitas? Esmė, kad šitas atsidurtų čia, kad galėtume įjungti bonusą. Ne, neveikia rankena. Gavom kelis statymus. O, gavom 6 statymus. Vienas statymus. Gavom vieną statymą, kaip tik turim dar 2 pasukimams. Tas čia. Nu ką, viskas. Liko vienas statymas, bet nebegalim padaryti $3 statymo, tai New York nesėkmingas. Kortelė vietoje, 40. Šįkart bandom laimę ant naujesnių aparatų. Gal ir jums bus įdomiau pažiūrėti negu tuos senuosius. Statymas bus arčiausias $2, kaip anksčiau kalbėjom, tai $76. Čia labai greit susižais, nes pagrindinis žaidimo tikslas įjungti bonuso raundą, o be bonuso raundą nelabai daug ką ir laimės. Jau pusę biudžeto pražaidėm. Bandom. Nu, operatorė, spauskit. Reikia pasisirinkti 3 vienodus. Suprantu, laimėjom 34-41. Pratęsim savo žaidimą šiek tiek ilgiau. Primenu, kad mūsų taisyklės priartėti maždaug apie $70, kad būtų užskaityta.
Buvo trumpa reklaminė pertraukėlė, buvo priejus padavėja, reikėjo užsisakyti gaiviųjų gėrimų. Tęsim toliau. Labai norėčiau, kad įsijungtų bonus raundas, pažiūrės, kaip jis atrodo. Kiek mes čia laimėjom? Viskas, pasiekėme savo užsibrėžtą tikslą. Net nesitikėjau, kad MGM Grand bus sėkmingas. Ką mes einame? Sveikinamės iš Mandalay kazino ir toliau tęsiam savo $40 iššūkį. Labai gražus kazino. Tikrai verta aplankyti, ypač tiems, kurie mėgsta paplūdimį. Labai geras paplūdimys. Aišku, ne visiems, tik viešbučio gyventojams. Taigi, susiradom žaidimą, kažkoks kiniečių virėjas, koldūnas ar daržovės verda. $40 ir važiuojam. Nenoriu suvalgyti. Suvalgyti. Pasirenkam. Skatimas bus $76 ir tikėkimės bonusą. Pirmo pasakymų gavom įpinę bonusutą. Renkam koldūnus. Jeigu tik ir paprikėlių būtų geriau. Duoda papildomų taškų. Kiekvieną kartą, kai iškrenta koldūniukas, mums grąžina atgal į 4 nemokamus pasukimus. Būtų gerai gauti paskutinę D raidę, nes tada laimėtume 10 000. Koldūniukai, reikia dar koldūniuko, paskutinis bus sukimas. Šau koldūniuką. Baigėsi bonusas, nužiūrėsim, kiek gavom. Deja, 10 000 nepavyko. Ar pasidvidrinam? Ir mes turim 28. Iššūkį laimėjom su pirmu bevros pasukimu. Mandalay kazino buvo labai sėkminga. Taigi tikėkimės faraonų turtai atneš mums turtus, $40 ir važiuojam. Bandysim Buffalo žaidimą. Gal amerikietiški gyvūnai padės mums. Ar kažkokia nauda bus nuo šito? Nelabai išmanau šitą žaidimą. Cielė $4, ar biški daugiau. 5,50. $16.
Turėtų būti 3 monetos, kad įsijungtų bonus raundas. Nori ką nors? Reklaminė minutės pertraukėlė buvo. Gėrimams. Nealkoholiniams. Nealkoholiniams. Kaip ir turbūt minėjau prieš tai, kad visada vaikšto padavėjus ir visi gėrimai Las Vegaso kazino yra nemokamai, jeigu jums pasiūlo padavėją. Bet jeigu neduosit tipsų, jinai pas tave negrįš. Taip, tai jeigu norit, kad suktų ratus aplink jūs, tenka duoti bent jau $2 už 2 gėrimus. Jis pyksta kažką. Alsuoja, bet nieko į mūsų pusę. Ir kol kas šiaip labai gerai sekėsi, nes tik tai keliose kazino buvo prieėję apsauginiai ir prašė išjungti filmavimą arba pasakė, kad negalima tiesioginės transliacijos daryti. Turėtų va tokie 3 užsidegti, kad įsijungtų bonus raundus. O, labai gražiai. Na ką, važiuojame į kitą kazino. Na ir paskutinis, kaip prasilošti Las Vegas epizodas, bus filmuojamas Circus Hotel and Casino. O dėl ko pasirinkau šitą kazino? Nes štai pastatas sujungtas su šito mini pastatu ir jame yra paskutinis likęs kazino, kuriame žaidžiama iš metalinių monetų. Tiesiog noriu pakviesti pažaisti ten. Pirmin. Pirmoje salėje aparatai visi priema 25 centų monetas, o mūsų tikslas eiti į pačią galinę salę, kuriame bus žaidžiama iš didžiųjų monetų. Taigi, šiandien nusižengsim biškį savo taisyklėmis, nes žmonių srautas labai didelis ir kad bandyti, kad iškristų monetos, įsikeisim $50 vietoj 40, kad gautume tas monetas. Prisėdam prie aparato, vietą rasti labai sunku, nes yra tokių ligonių, kurie užsiema net po 2, 3, 4 aparatus. Tai radom vieną. Nu, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Tai va, pasiemam monetą ir tiesiog metam. Kreditai didėja. Ir va, palei taisyklę būtinai reikia ridenti iš karto su $2. O, neleidžiu, iš karto 4 įsimesti, tai reiškia žaisim kiekvieną kartą taip. Įsimeti ir suki. Neveikia. Gerai, bandom. Spin reels. Na ir užbaigsime. Puodelis tuščias, laimėjimas 0.